7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki. Eurolygos pradžioje jau šį ketvirtadienį, tad manau metas apžvelgti, su kuogi čia Žalgiriui teks žaisti ir kaip kiekviena komanda pasikeitė šią vasarą. Šiame video pereisiu per visas komandas power ranking principu. Tai nėra spėjimas, kurioje vietoje kiekviena iš jų baigs sezonus, o labiau mano dabartinis įsivaizdavimas, kokio gerumo jos gali būti. Per 7 mėnesius reguliaraus sezono neabejotinai turėsim traumų, bus pasirašomi nauji žaidėjai, kažkam visai nesiklijuoja žaidimas ir nebus pateisinti lūkesčiai, kaip kad pavyzdžiui Milano Olimpija praėjusiais metais. Kažkas pranoks prognozes, kaip kad Bolonijos Virtus praėjusio sezono pirmojoje pusėje. Būtų įdomu, kad ir jūs komentaruose paliktumėte savąjį power rankingą nuo pirmos iki paskutinės vietos, na arba bent jau parašytumėt vietą Kauno Žalgiriui. Pats komandų pristatymas vyks maždaug taip. Supažindinsiu su svarbiausiamis netektimis ir naujoko atvykimais, papasakosiu po vieną stiprybę ir aspektą, kuriame jie gali būti pažeidžiami, bei parekomenduosiu vieną žaidėją, kurį turėtų būti įdomiausia sekti. Na ir pirmoje vietoje įsitaisė ne kas kitas, o Eurolygos čempionai Atėnų Panathinaikos. Po triumfo Dimitris Janakopoulos ir Erginas Atamanas atrodo bandė užbėgti įvykiams už akių, kuomet laimėjusi komanda užmiega ant laurų ir galvoja, kad yra pakankamai geri pakartoti savo sėkmę. O jos Graikijos ekipai kelyje link Eurolygos trofėjaus tikrai netrūko. Ypač sunkiai laimėta ketvirtfinalio serija prieš Tel Avivo Maccabi atskleidė kelias pažeidžiamas PAO vietas, tačiau komandos valdyba netruko jas pastiprinti įspūdingais vardais. Komandos nepaliko nei vienas kertinis rotacijos žaidėjas, o atvyko 7 metus NBA praleidęs Cedi Osmanas, kuris padės PAO būtent toje opioje lengvojo krašto puolėjo pozicijoje, kurią apnuogino Maccabi su Bonzi Colsonu Eurolygos playoffuose. Turkas yra visapusiškas žaidėjas, gali efektyviai realizuoti sukurtas progas ir gali būti efektyvus žaidžiant visiškai be kamulio. Labai aktyvus, gerai kertantis puolėjas, manau, yra būtent tai, ko ir reikėjo šiai komandai, o priedo yra ir dar, manau, nepakankamai įvertintas gynyboje. Didžiulis PAO pasirašymas. Teoriškai į atsarginio centro vietą, kad ir kaip nesąmoningai tai skambėtų, atvyksta kitas turkas. Ir čia jau akivaizdus Ergino Atamano kontaktai. Nes kaip kitaip galima buvo įkalbinti Omerą Jurtseveną atvykti žaisti limituotų minučių, kuomet jis ir kokiai nors NBA komandai drąsiai galėjo pagelbėti. Nuo karjeros piko besileidžiantis Lorenzo Brownas papildė ir taip ilgą Panathinaikoso gynėjų grandį, kurioje net ir viena ar dvi traumos nelabai sujauktų reikalus šiai ekipai. Na, nebent tai būtų Kendrickas Nunnas. Ir stiprybė, ir silpnybė, manau, kad šioje komandoje gali būti vienas ir tas pats dalykas. Ilgas suolas. 80-90 rungtynių ilgio sezoną atlaikyti nelengva, bet su tiek aukšto lygio žaidėjų turima prabanga yra tiesiog milžiniška, bet tuo pačiu netikiu, kad visi žalėje Atėnų komandos rūbinėje bus patenkinti dėl savo minučių. Įdomiausias žaidėjas be abejonės – Cedi Osmanas, kuris nebenorėjo trinti NBA suolo ir grįžo į Europą dėl didesnės rolės. Solidus metikas, ypač aktyvus greitavimo puolime ir fiziškas gynyboje. Ar tik nebus Mariaus Grigonio minutės smarkiai apkarpytos jo ir kitų naudai. PAO jau ir praėjusį sezoną rodė kokybišką gynybą, kuri turėtų būti dar geresnė, o puolime tiek variantų, kad nors vežimu vežk. Po tokios vasaros tiesiog negalėjau nei įdėti Panathinaikos į pirmąją vietą. O ties antrąją vietą baigėsi visos graikų komandos Eurolygoje. Taip, atrodo, kad mes vėl gyvename kokiais nors 2009 metais, kai šios dvi ekipos leisdavo pinigus į kairę ir į dešinę visiems žaidėjams, kuriems tik norėjo. Tuomet iš NBA į Olympiakos atvyko Joshas Childressas, o dabar iš už Atlantos sugrįžta ne tik buvęs Eurolygos MVP Saša Vezenkovas, bet ir Evanas Fournier. Prie šios absoliučiai solidžios kompanijos dar pridėkime Tylerį Dorsey ir 3 metus iš eilės finalo ketvirtį užstrigdavęs Pirėjo klubas, atrodo yra rimtai nusiteikęs pagaliau nuskinti titulą. Tuo labiau, kad komanda paliko vos vieną startinio penketo narys, o jį pakeitė net 2 ir abu sakyčiau, kad geresni. Pagrindinė jų stiprybė ir vėl lieka ta pati. Įspūdinga puolimo sistema, parimta komandiniais veiksmais, perdavimais ir judėjimu be kamulio. Gynyba taip pat turėtų būti solidi su Volkupu ir šiuo metu traumuotu Mustafa Falu priešakyje. Būtent dėl jo ir Nikola Milutinovo traumų pasiruošimo cikle komandoje liko ir Filipas Petruševas, kuriam atrodė bus ankšta po Vezenkovo sugrįžimo. Olympiakoso silpnybė paskutiniais metais būdavo kūryba po driblingo prieš besikeičiančias komandas, tačiau ir ši atrodo kaip menkesnė problema su Dorsey ir Fournier pasirinkimais. Ar tokios kombinacijos pavyks įveikti PAO? Neaišku, bet atrodo, kad tai bus dar vieni super solidus Olympiakos metai.
Įdomiausias žaidėjas bent jau man – Saša Vezenkovas. Stebėti jo judėjimą aikštelėje ir studijuoti, kaip jis renka taškus tik dėl savo savalaikių kirtimų bei energijos yra viena iš mano mėgstamiausių veiklų, kuomet Eurolygoje stebiu ne Žalgirio rungtynes. Trečioji vieta ir va čia jau reikalai darosi įdomus. Mano nuomonė, net ir kelis labai svarbius žaidėjus praradęs Madrido Realas turėtų būti šitam power ranking'e trečias. Jabuzelė, Koseras, Rudy, Čačio – 4 rotacijos žaidėjai, iš kurių 3 Rūbinėje itin svarbus komandos veteranai paliko Ispanijos sostinę arba baigė karjeras. Vietoje veteranų atvyksta 2 itin individualiai stiprus, bet 2 Eurolygos naujokai Andre Felizas ir Xavieras Raitinas Meisas. Šis amerikietis praėjusiame sezone VTB lygoje rinko po 25 taškus ir geba rinkti juos neįtikėtinai sklandžiai ir lengvai. Yra nemažai raudonų vėliavų dėl jo charakterio, todėl čia bus įdomu stebėti, kaip jis paveiks komandą tikrai nebūdamas pagrindiniu jos veidu. Atvyko ir Seržas Ibaka, kuris turėtų užimti Vincano Poirier vietą. Na, Madrido ekipos veidas ir pagrindinės stiprybės turbūt nesikeis. Greitas puolimas ir laisva kūryba aukštų lygių. Pagrindinės problemos – antrieji šansai varžovams, didesnis metimų skaičius bei silpna gynyba užtvarose be kamuolio. Visi 3 buvo išryškinti praėjusiame sezone ir praėjusį savaitgalį vykusio Ispanijos Super taurėje prieš Malagos Unicaja. Įdomiausias stebėti žaidėjas – Mario Hezonja. 5 metų kontraktą gavęs kroatas turėtų gauti dar didesnę rolę šioje komandoje. Pasitikėjimo jam niekada netrūko, o tai matosi geriausiai tuomet, kai per kelias pozicijas stumdamo kroatą pasiekė kamuolys. Atrodo, kad jis pats mygtuko savo kontroleryje neturi arba renkasi jo tiesiog nenaudoti. Ketvirtoji vieta ir atrodo, kad kol kas tas vietas skirstau šalių principų. Barcelona vasarą atliko puikų darbą pasistiprindama tais žaidėjų profiliais, kurių jiems ir trūko. Išvyko Jokubaitis, Da Silva, Kaliničius, Ricky Rubio, bet atvykstančiųjų pavardės turbūt sakyčiau, kad net dar skambesnės. Individualios kūrybos trūkumą kuo puikiausiai užpildys Kevinas Panteris, kurio poravimas su aukštu ir gerai besiginančiu Tomašu Satoranski mane labai intriguoja. Priekinę liniją papildė Chimezi Metu, itin atletiškas 4-5 numeris iš NBA, kuris ne tik puikiai stato užtvaras ir leidžiasi link krepšio, bet mėgsta daryti visko po truputį. Dažnai šie bandymai parodyti save varydavo iš proto NBA trenerius, todėl čia naujasis treneris Juanas Penjeroja turės tarti savo žodį. Sklando gandai, kad Metu šiuo klausimu nėra itin pasikeitęs ir jau prisizone garsiai demonstravo savo norus ir ne pačias geriausias savo charakterio savybės. Nepaisant to, vien Panterio atvykimas mano nuomonė pakelia šią komandą į kitą lygį. Galbūt ne reguliariame sezone, bet tuomet, kai to labiausiai reikės, Barsas su juo turės geresnius šansus. Ir katalonus stebėti turėtų būti smagu. Penjeroja propaguoja greitą krepšinį, o šis sudėtis jam puikiai tinka. Prie komandos prisijungė ir Jusuf Afalas. Šio vidurio puolėjo milžino pasirašymo aš ne iki galo suprantu, kadangi susidarė visiškas spūstis šioje pozicijoje, bet toks variantas apsidraudimui šalia besitraumuojančio Veselį ir gynyboje itin prasto Willy, kodėlgi ne. Įdomiausias žaidėjas – kylanti Ispanijos žvaigždė į žaidėjo pozicijoje Juanas Nunezas ir jo kūryba perduodant kamuolį. Ar pavyks jam pagerinti metimą iš toli ir užsitarnauti varžovų pagarbą pick and roll'uose? Barsa į šį jaunuolį deda daug vilčių, todėl stebėti Nunezo augimą turėtų būti itin smagu. Šarūnas Jasikevičius ir Fenerbahče 5-ojo mano power rankingo vietoje. Po Veido Baldvino ir Bonzi Colsono pasirašymo užbėgau įvykiams už akių ir galvojau, kad tai bus geriausias šansas Šaro treniravimo karjeroje laimėti Eurolygą. Tačiau išvykus Kalatesui, Tyleriui Dorsey, Nathanui Sestinui ir lietuviui pardavus 2/3 vidurio puolėjo pozicijos, galiausiai gavosi taip, kad rugsėjo pradžioje šioje pozicijoje buvo tik vienintelis turkas Šertačas Šanli. Į šią poziciją gali pasislinkti ir vasarą į Fenerbahče sugrįžęs italas Nikolo Meli, bet akivaizdu, kad reikėjo daugiau. Tačiau Kemas Birčas ir Bobanas Marjanovičius savo dabartinėse karjeros stadijose nebeatrodo kaip tie vardai galintys Fenerbahče atvesti ant pačio aukščiausio Eurolygos laiptelio. Bus labai įdomu stebėti ir Baldviną žaidėjo pozicijoje, kurioje jo nematėme turbūt nuo Bayern laikų su Andrėja Trinkieri. Mano nuomonė, šios komandos potencialas puolime begalinis. Aukščiausio lygio pranašumo kūrėjas Veidas Baldvinas ir elitiniai antrieji ginklai, kurių šiaip jau ir begalė. Will Bekinas, Guduričius, Demonas Hallas, Bonzi Colsonas, Nigelis Heisas Davisas, Nikolo Meli. Variantų tikrai begalės ir kas jau kas, bet Šaras tikrai žinos, kaip juos visus išnaudoti. Klaustukai dėl gynybos ir atkovotų kamuolių, o įdomiausias žaidėjas, na čia duodu kaimynui Arturui Žagarui šitą apdovanojimą. Turkų fanai kelia daug klausimų dėl žaidėjų rotacijos ir Žagaro pasirinkimo, bet pasirinkimo cikle Latvis atrodo gan neblogai. Ar gali jis sužibėti ir Eurolygoje ir išlikti sveikas visą sezoną? Štai kur didžiausias klausimas. Kuo toliau į mišką, tuo trumpiau bandysiu apie kiekvieną komandą,
kadangi dėmesys vis tiek stipriausias. Na, o 6 vietoje irgi nemažai pasikeitimų išgyvenęs Monako klubas. Maiko Jameso, Elio Kobo ir Jordano Lloydo trijulės era šiame mieste baigėsi. Vietoj Lloydo iš NBA atvyko metikas Furkanas Korkmazas ir Nikas Kalatis. Ant popieriaus atrodo stipriai, ar pavyks susiklijuoti iš naujo, čia jau kitas klausimas. Monako draugiškos atrodė klaikiai, tiesa juose nedalyvavo traumą besigydęs Jamesas, kuris turėtų būti pasiruošęs jau pirmajame Eurolygos ture. Tačiau turbūt ne veltui Monako vadovybė jau dabar nori stiprintis į žaidėjų, o numeris 1 opcija buvo Asvel atstovaujantis ir baudos aikšteliai pastoviai pavojų keliantis Parisas Lee. Priekinė linijoje Monakas pagaliau pridėjo net 2 metančius aukštaūgius. Jau buvo laikas. Iš Pinar Karšijakos atvyko Čempionų lygoje puikiai atrodęs Vito Braunas, o iš Fenerbahče Jorgos Papajanis. Jis pakeitė atletiškai Dontą Hallą ir čia šiek tiek nesupratau komandos sprendimo. Hallas, kad ir su visais savo minusais, su visom savo pražangom, buvo vienintelis alley-oop taikinys Jamesui ir kitiems gynėjams. Dabar tokio kaip ir nelabai ir bus, ir oponentai dar labiau galės koncentruotis į Jamesą ar Elio Kobo. Aišku, galbūt aikštelę padės praplėsti mano jau minėti naujai pasirašyti metikai. Pamatysim. Žaidėjas, kurį siūlau stebėti, naujokas Vito Braunas. Labai talentingas ir puikiai metantis 4 numeris, kurį tikėjausi Eurolygoje pamatyti jau praėjusiame sezone. Pasiūlymų buvo, bet žaidėjų tinkamos progos ne. Tačiau dabar sužibėti šalia Maiko Jameso jų neabejotinai bus. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Toliau 4 pleino komandos ir 7 vietoje Stambulo Anadolu Efes. Didžiausia komandos inkaro, bent jau mano akimis, tai yra Vilo Klaiburno atsikračiusi Turkijos ekipa, šauniai padirbėjo šią vasarą. Dabar belieka vyr trenerio postą praėjusią žiemą perėmusiam Tomislavui Mijatovičiui parodyti, kad jo sėkmė nebuvo tik trenerio pakeitimo pradžios efektas. Geriausias Eurolygos puolimas pasistiprino iš NBA atvykstančių ir labai didelės viltis keliančių Jordan Nuorą, kuris turi įdomų įgūdžių arsenalą žaisti šalia Larkino. Ta įgūdžių arsenalą jis jau spėjo parodyti ir per draugiškas rungtynes. Aiškiai sustiprėjo ir priekinė linija, kurioje praėjusiame sezone gynybos tekdavo ieškoti su žiburiu ir tas buvo daroma nesėkmingai. Rolandas Šmitas, Vincentas Poirier tiesiog kosminiai papildymai. Praėjusią sezono starto 5 žaidėjai Derekas Vilisas, Denas Oturu šiais metais kils nuo suolo ir tai yra labai daug apie Efeso vasaros manevrus pasakantis dalykas. Puolimas vėl turėtų būti varanti Anadolu jėga. Galbūt smarkiai priklausyti nuo 32 Larkino ir nuo nesuper ilgiausio suolo ir nėra čempioniška formulė, bet Efesas turėtų atrodyti daug geriau negu praėjusiais metais, su galimybe pakovoti ir dėl dar aukštesnių pozicijų, jeigu viskas sukris gerai. Šitas dabar einantis range'as nuo 8 iki 12 vietos sakyčiau, kad yra visiškai neprognozuojamas, bet kadangi jau įstūmiau pats save į tokią poziciją, tai ką jau darysi. Ir 8 numeriu aš įrašiau Belgrado Partizaną, turbūt labiausiai neprognozuojama šių metų Eurolygos komanda. Extreme Makeover. Taip turbūt tiksliausiai galėtume apibūdinti Željko Obradovičiaus vasarą, pakeitus jai realiai žiūrint visus savo žaidėjus. Vienintelis didelio vaidmens nevaidinęs Balša Koprivica liko komandoje. Trumpai kalbant, neabejoju, kad matysime kardinalų žaidimo stiliaus pasikeitimą juodai baltoje Belgrado pusėje. Iš absoliučios puolimo komandos Partizanas turėtų tapti gerai besiginančių oponentu, kurį bus sunku pralaužti visiems. Karlikas Jonesas, Ife Lundbergas, Frankas Nilikina, Aizekas Bongas, Sterlingas Braunas. Tiesiog sėkmės palinkėsiu varžovų gynėjams lengvai gyvenant prieš Partizaną, ypač dar žinant Stark Areną ir jų fanus. O kur dar ir perimetre pasiginti galintis Brandonas Davisas ir Tyreekas Jonesas. Jei anksčiau Partizano mačai būdavo švarūs, su gražiu puolimu ir laisvė abiejose aikštelės pusėse, dabar tikėčiausi daugiau tokių 67-62 besibaigiančių mačų, nei per paskutinius 3 metus kartu sudėjus. Su tiek naujų žaidėjų laiko įsivažiuoti tikrai užtruks, bet medžiagos pasiekti playoffus yra pakankamai. Karlikas Jonesas pretenduoja tapti Eurolygos žvaigžde, o Dwayno Washingtono perėjimas galbūt net šiek tiek nuvertintas Europoje, kadangi mažai yra žinoma apie jį iš jo NBA ir G lygos laikų. Šie 2 krepšininkai keliauja ir į įdomiausių komandos žaidėjų sąrašą. Gerai. Pagaliau sulaukė. 9 mano power rankingo vietoje atsidūrė Kauno Žalgiris. Apie kauniečių sudėtį ir žaidimo stilių nebesiplėsiu. Jei nematėte, įsijunkite vieną iš 3 video, kuriuos išleidau per paskutinį mėnesį. Tikiu šią komplektaciją, tikiu Andrėją Trinkierį ir kad jis gali pasiekti atkrintamąsias dirbdamas Kaune nuo pat sezono pradžios. Vidurio puolėjo pozicijoje galbūt norėtųsi dar vieno žmogaus, bet gal jo sulauksime sezono viduryje? O kur Žalgirį matote jūs? Nepamirškite parašyti komentaruose ir palaikinti
palaikinti video, jeigu dar to nepadarėte. Ačiū. 10 vietoje komanda, kuria kiekvieną vasarą dėl savo meilės Italijai tikiu gerokai per daug ir kuri mane jau nuvylė net 2 metus iš eilės. Milano Olimpija su Ettore Messina šią vasarą pasirašė turbūt mažiausiai skambius vardus per kelias vasaras. Tačiau komplektacijos paveikslas bent jau atrodo logiškiau negu 7 aukštaūgiai per 2 pozicijas praėjusią vasarą. Išvyko mano akimis pervertintas Shabadas Napieras, pasitikėjimą Milane praradęs ir jo nebesusigražinęs Devonas Hallas, bei amžinai traumuotas Billy Baronas. Atvyko nuostabų sezoną Makabije sužaidęs Joshas Nebo, Milane puikius 2 metus jau turėjęs Zekas Lydej, bei nuostabus rolės žaidėjas ir prie Messino stiliaus labai tiksintis Leandro Bolmaro. Tačiau įdomiausias žaidėjas Nenadas Dimitrijevičius. Makedonas turbūt jums yra mažiau žinomas ir tai yra natūralu, jis rungtyniavo VTB lygoje paskutiniais metais. Tačiau patikėkit manim, jei Messinas suteiks jam šiek tiek daugiau pasitikėjimo kredito negu jis mėgsta šiaip jau duoti visiems žaidėjams, Dimitrijevičius gali nustebinti ne vieną. Nerealus metikas iš toli, įspūdingas floateris ir driblingas gali padaryti jį itin pavojingų žaidėjų šalia Šilco, Mirotičiaus ir Josho Nebo. Traumos ir Ettore Messinos darbas yra 2 dalykai neleidę man anksčiau pakelti Olimpiją komandos šiame sąraše, tačiau italai neabejotinai turi solidžius šansus papulti į bent jau play-iną. Pirmieji už play-ino brūkšnio Belgrado Crvena Zvezda su Roko Giedraičiu priešakyje. Nežinau, tai atrodo kaip dar viena vasara, kurioje Zvezda buvo formuojama lyg žaidžiant krepšinio menedžerį. Kam reikia tiek 1-3 pozicijos žaidėjų, kuomet priekinė linija ir vėl kelianti daug klaustukų? Išvyko Adamas Hanga, Maikas Tobi, Javonte Svartas, o juos pakeitė Eurolygoje skambiai prisistatęs Cody Milleris McIntyras, Isaiah Cananas, Nikola Kaliničius ir Ognienas Dobričius. Sutinku, ant popieriaus atrodo įspūdingai, bet ar reikėjo tiek vardų, kuomet visi norės minučių? Kai komandoje jau ir taip tose pozicijose yra Nemanija Nedovičius, Milošas Teodosičius, Jagodo Santosas ir Rokas Giedraitis. Tuo labiau tiek Cody, tiek Cananas mano nuomonė yra 2 aiškius limitus turintis žaidėjai. Pavyzdžiui, nesitikiu iš Cody Millerio McIntyro panašių skaičių kaip Vitorijoje tiek dėl lėtesnio Zvezdos žaidimo, tiek dėl didžiulio pasirinkimo Svairopolui į žaidėjo pozicijoje. O ir neaišku, kaip McIntyro seksis, kuomet klaidos ar netaiklus metimai iš toli gali reikšti atsisėdimą ant suolo. Tokio spaudimo jis nejautė Baskonijoje, kadangi ten tiesiog nebuvo kam žaisti. Antrus metus iš eilės priekinė linija su Mitrovičium ir Bolombojum neatitinka Zvezdos tikslų žaisti atkrintamosiose ir galbūt galvoti net apie finalo ketvirtą. Nebent jie žada dar kažkuom pasipildyti sezono metu. Įdomiausias žaidėjas, čia yra šitoje komandai labai sunku pasirinkti ir, gal dėl to Zvezda ir įrašiau tik į 11 vietą. Totalinį persitvarkymą panašiai kaip Belgrado Partizanas išgyvenusi Tel Avivo Maccabi 12 power rankingo vietoje. Kai pasiekė Eurolygos ketvirtfinalį, kuriame pralaimi būsimiems čempionams 2-3 realiai žaisdamas be savo lyderio ir tada pakeiti visus 5 startinio 5 žaidėjus prastesniais, man tikrai sunku matyti Maccabi atkrintamųjų paveikslėlyje. Galbūt ši komanda susižais greitai ir nustebins visus, bet man tiesiog sunku matyti be audringos namų atmosferos žaidžiančią naująją Maccabi kažkur aukštai lentelėje. Ar Rokas Jokubaitis gali pagaliau sužaisti persilaužimo sezoną? Kada, jeigu ne dabar Maccabi gretose, kurioje gynėjų rotacijoje konkurencija jam sudarys dėl savo ūgio itin limituoti Tamiras Blatas ir Jonas Di Bartolomeo? Ar galime tikėti komandą, kurioje nuolat problemų su nugara kamuojamas Jordanas Lloydas projektuojamas kaip vienas iš lyderių? Puolime į šią komandą su puikiu strategu šioje aikštelės pusėje Odedu Katašu turėtų būti žiauriai smagu. Tačiau kaip su gynyba? Eurolygos naujokai Louis Randolphas, Jalenas Hordas ir Venianas Gabrielis turėtų kamšyti spragas čia, tačiau ar to užteks? Įdomiausia pavardė tik ką minėtas puolėjas Hordas. Itin mažai apšnekėtas krepšininkas šią vasarą, kurio gynybiniai sugebėjimai neabejoju jis maloniai nustebins. Na ir galiausiai, apatinis šešetas, kurį pradedu su 13 vietoje įvertinta Bolonijos Virtus. Gal kiek ir per griežtai, turint omenyje tai, kad jie po praėjusio sezono pirmos pusės buvo 3 vietoje. Seniausia Eurolygos komanda šiek tiek atjaunėjo, susėdama ateitį su 2 Eurolygos naujokais. Eurocup'e dominavusiais įžaidėjų metų Morganu iš Londono Lions bei Venecijoje siautusių bei per galvas visiems dėliojusių Reidžanu Tuckeriu. Virtusui pavyko pagriebti ir Vilą Clyburną, bet čia turbūt daugiau pasako apie Clyburną negu apie Virtus galimybes. Jei nieks iš rimtų Eurolygos pretendentų jo nebenorėjo. Ant popieriaus sutinku, komanda atrodo šiek tiek sustiprėjusi, tačiau ar pavyks Luka Bankį sustiguoti šią komandą pagal savo sistemą? Virtusas norės daug bėgti, daug žaisti iš antrinių situacijų po greitojo puolimo ir
abiems gynėjams naujokams toks žaidimas turėtų tikti. Didžiuliai klausimai dėl gynybos. Su Ante Žiždžiumi ir Vilu Clyburnu turbūt daugelis prisimenate, kaip Anadolu Efes atrodė gynyboje. Įdomiausias žaidėjas be abejonės Reižanas Tuckeris, o šio gynėjo atletiškumui lygių Europoje tikrai nėra. Tik pažiūrėkite šitą monstrišką dėjimą Italijos lygoje praėjusiais metais. 14 vietoje dar viena Eurolygos ekipa su lietuviu. Vitorijos Baskonija įvertinau gana žemai. Ar gali vėl naujokai gynėjai kažkokiu būdu ištemti šią komandą bent jau į play-iną? Na, bent jau šiais metais tai netikiu tuom, tikrai. Išvyko Milleris McIntyre'as, Vanja Marinkovičius, Matas Costello. Vietoje jų į žaidėjo poziciją užpildys Kamaras Baldvinas, solidžiai atrodęs Trento komandoje Eurocape, bei Trentas Forestas iš G lygos. Timothy Luau Kabaro taip pat atvyko iš Asvel, o didžiausias vasaros transferas turbūt buvo trenerio pasikeitimas ir Pablo Laso sugrįžimas į savo gimtąjį miestą. Tačiau ar Laso turės pakankamai ginklų savo dispozicijoje, kad patriukšmautų Eurolygoje? Vidurio puolėjo rotacija itin trumpa. Donta Hallas ypač mėgsta kvailas pražangas, o po jo šio pozicijoje eina tik Khalifa Diopas. Negi čia matysime super small ballą su Tadu ar Chima Moneke 5 pozicijoje? Galbūt toks ir yra Laso ir Baskonija planas, bet bent jau mano akimis to neturėtų pakakti bent 10 vietai pasiekti. Abu naujokai labai intriguojantis, bet ar galiu įdomiausių žaidėjų pasirinkti bet ką kitą, o ne žmogų mikrobangę Markusą Howardą ir jo kosminius metimus iš bet kur? 15 vietoje Eurolygos naujokai Paryžiaus ekipa. Kad jūs žinotumėt, kaip aš laukiau šios komandos debiuto su TJ Shortsu, Nadiru Hifi ir Tuomu Isolo, kol jis dar stovėjo už šios komandos vairo. Nepabijosiu tokio epiteto. Isolo spaudė visišką maksimumą iš šios komandos ir gražiau treniruojamos ekipos nemačiau praėjusiais metais. Tiek strategiškai, tiek komunikacijos su žaidėjais atžvilgiu. Visiškai nenuostabu, kad jis gavo aukštą poziciją NBA trenerių hierarchijoje. Tačiau tuo pačiu hypas dėl Paryžiaus komandos greit sumažėjo. Vis dar nekantrauju pamatyti TJ Shorts Eurolygoje ir tikiu, kad jis gali būti naudingas, tačiau dėl Paryžiaus daug vilčių nedėčiau. Daug naujokų, nepažįstami varžovai ir net ne Eurolygoje, o vyr trenerio poste debintuojantis treneris. Na, turbūt sutiksite su manim. Neinspiruojanti kombinacija. 16 vietoje Müncheno Bayernas. Serge Ibaka, Leandro Bolmaro, Silveina Francisco ir Isaac Bonga pakeitė Shabazas Napieras, Voigtmanas, Jamas Madaras ir Oskaras da Silva. Nemanau, kad čia dar reikia kažkokių komentarų. Ant popieriaus susilpnėję vokiečiai tikisi išlikti konkurencingi Pablo Laso pakeitę Gordonu Herbertu, kuris atvedė Vokietijos rinktiniai pasaulio elitą, tą tikrąjį elitą, paskutiniais metais. Bet šioje vietoje daug optimizmo neturiu. Napieras turėtų turėti gražius skaičiukus, bet ar tai konvertuosis į pergalės? Dažnai traumingas, žemaūgis bei gynyboje neapsikraunantis gynėjas solidaus žaidimo nedemonstravo nei Milane, nei Belgrade. Fantasy žaidime Devinas Bookeris turėtų būti solidus variantas, bet daugiau iš Bayern ekipos nesitikiu. Paskutinės 2 vietas uzurpavo komandos, kurios ten jau yra kelis metus iš eilės. Villerbanno Asvel ir Berlyno Alba. Ir išvis nemanau, kad reiktų kažką išskirti iš šių 2 komandų stiliaus ar jų žaidimo. Jos ir toliau 99%, kad malsis Eurolygos dugne. Įdomiausias žaidėjas iš šių 2 komandų antrus metus Europoje pasitinkantis puolėjas Trevijonas Williamsas. Jis dominavo Europos taurėje darydamas viską puolime ir turi itin intriguojantį įgūdžių paketą. Jam dar daug mokytis ir ypač gynyboje, tačiau nenustebkite prie jo pavardės išvydę monstriškas statistikos eilutes sezonui einant į antrąją pusę. Bet kokiu atveju su Alba ir Asvel tikiuosi, kad Žalgiriui nepasikartos praėjusio sezono scenarijus ir čia bus 4 pergalės iš 4. Bet koks kitas rezultatas būtų nusivylimas. Tokia ta visos Eurolygos apžvalga iš manęs. Pats tiesiog nekantrauju sulaukti ketvirtadienio ir tikiuosi, kad jūs jo laukite dar labiau po šio video. Jei patiko, palaikinkit, prenumeruokit ir komentaruose parašykit savo power rankingą. Ačiū Jums labai ir pasimatysim jau po Žalgirio ir Barcelonos rungtynių video, kuriame kalbėsime apie įdomiausius to mačo akcentus. Iki. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.